Čia, žinote, kartais jau bijai kalbėti tą temą, nes iš tikrųjų žiūri, kad žmonės dalinosi vos, kaip aš nevadinu, antro Venckienių konfliktų, pusė Lietuvos taip, pusė taip, sakykime. Bet aš esu bendrai iš principo migracinės politikos Lietuvoje požiūrio, sakykime, ir kas jau vyksta, kokie yra procesai vykstantis šiandien, sakykime, pavyzdžiui, pas mus Akmenėje jau šiandien gyvena Ukrainos piliečiai, Baltarusijos piliečiai, bet jie nusigyja būtus, jie yra kaip turistai, jie, sakykime, negali gauti sveikatos nemokamos draudimo išmokus, kompensacijų, jie negali įsidarbinti, jie negali įsimti individualios veiklos patentą, jie galėtų dirbti ir naudą jau nešti, bet mes jiem apribojam, nors jie, reiškia, galų galia jų mokiniai pas mūsų mokyklą jau darželius lanko, kai man vienas aukštas valdininkas pasakė, kokią teisę jūs turėjot priimti, sakau, taip mes priėmėmės mokinio krepšelio, bet mesgi negalim jų palikti ir kad šitie klausimai nesprendžiami, tai man labai skaudu už visą valstybę, nes vėlgi nebūkim naivus, Lietuva neįsivers be trečiųjų šalių atvykimo į mūsų šalį. Kokie tie žmonės bus? Tai vėlgi mes čia turim susitvarkyti ir migracijos departamentas, ir ambasados, sakykime, kad valdyti šitos procesus, sakykime, kad mes matytume, kokie žmonės atvažiuoja, susirinkti informaciją, kaip kažkas sako, pabėgėliai iš Ukrainos. Ukrainoje nėra pripažinto, kad ten vyksta karas, tai jie neturės to pabėgėlių statuso. Sakykime, kas dabar vyksta iš pietų valstybės, tai vėlgi sutikim, kad ten, ko gero, iš karo zonos kokie 20% bėgančių žmonių, kuriem iš tikrųjų sunku yra, tai daugiau ekonominiai pabėgėliai yra. Tai pasiruošti tam ir valdyti tos procesus mes privalom ir jeigu mes norim būti stručiais, įkišę galvas į smėlį ir nematyti, tai yra blogai, sakykime. Todėl šiandien, sakykime, vėlgi vidinis ekonomikos vystimas verslo, sakykime, kai mes sakom, jūs rūpinkite savais, o tai palaukit, kaip savais pasirūpinsit. Tai jeigu jūs norit gaminti bulkutes, jeigu jūs norit kepti duoną, tai jūs turit kažkam tai parduoti. Bet jeigu nėra žmonių, kam jūs tai parduosit, mūsų gimstamumas po 5-6 vaikus tikrai mes negimdysim. Tai mes turim pagalvoti, kaip mes turim būti patrauklus ir kokius žmonės priimsim. Tai šiandien, sakykime, aš irgi planuoju ir mūsų vietiniai spaudoje, visi įsigandę, va tai Akmenę užplūs tie pabėgėliai. Tikrai jie čia neužplūs, nes vėlgi pati Lietuva socialinė prasme nėra patraukli šitiem žmonėm. Bet jeigu kiltų klausimas dėl tokio, vadinkim, priverstinio kvotinio skirimo, ir šiuo atveju tai ko gero gali būti neišvengiamai, sakykime, mes šiai dienai galėtume priimti 2-3 šeimas, bet aš vėlgi akcentuoju, kad jeigu mes imtume tai tik šeimas, tai yra vyras, žmona ir vaikai, nes priimti jaunuolius, tarkim, 20-30 metų, tai jiem reikia išsilavinimo, jiem reikia mokslų, jiem reikia universitetų, galų gale žinau, kad šitiem žmonėm reikia ir pramogų, sakykime, ko šiandien gal Akmenė nesuteiktų jiem. O normalią šeimą su vaikais tikrai mes šiandien kelios šeimos galėtume apgyvendinti, bet vėlgi nereikia juos numesti, vat jie gyvena, gavo buto, tai reikia galvoti, kaip integruoti šitos žmonės, sakykime. Tai aš nemanau, kad tai yra kažkokia bėda, tik tiek ta tokia opinija, kažkokia nusistatymas dėl kai kurių faktų labai keista, žinot, aš kaip juokauju, kai mūsų nusikaltėliai vežioja merginą bagažinėje ir sudegina ir liktai kaip ir normalu, sakykime, čia aišku skaudu, bet jeigu tai būtų padaręs neduok dieve Lenkas ar koks kitatautis, tai čia visi būtų išpūtę, žiūrėkit, ką jie daro, jie čia žudo mūsų žmonės, kai mes patys save žudom, tai valio, viskas tvarkoja. Tai šitoje vietoje tiesiog reikia sekti ir nereikia užsimerkti, o tiesiog dirbti ir galvoti. Vėlgi kitas ženklas, aš dabar galvoju, kai mes taip nusistatę, nes, sakykime, liktai jau iš tikrųjų tas jau išeina ir aš girdžiu Europoje, kad va prieš. Tai gerai šiandien, mes norim, kad investuotų korėjiečiai, norim, kad investuotų žydai, tai palaukit, jeigu ten tokia fobija prieš kitataučius, reiškia, aš ten verslo daryti negaliu. Mes svajojam apie užsienio investicijas, bet patys iš karto prieš bet kokios tautos žmonės nusiteikia. Tai tada gal nebekvieskim tų investicijų, nebekarkim merų, kodėl tu nepritrauki užsienio investicijų.